Sveiki visi. Taigi apžvelgsime, kur aš pajudėjau su F16. Parodysiu naujas detalės, kurias gavau. Na ir paduosiu jums klausimą dėl stikliuko. Taigi, pakankamai nemažai aš pajudėjau. Daug čia nefilmavau, nes nemanau, kad yra įdomu, kadangi tiesiog yra plastikų klijavimas vietas, daugumos detalių sudėjimas irgi vietas ir čia šito darbo. Įdėjau kabiną į vietą. Na ir viskas. Čia daugiau nėra ką daugiau ir parodyti. Įdomus dalykas pastamieji yra, kad dauguma vairų yra valdomi. Tai reiškia, gali pasidaryti, ką jūs norite su jais, kokioje nori pozicijoje, bet, gimika, bet gal ir įdomi gimika. Geras dalykas yra pavyzdžiui, aileronus, kad jie yra ant metalinių ašių. Toliau, kaip pati instrukcija rodo, kad dėžę ši dalis yra nuimama. Aš nesu tikras, aš ją paliksiu nuimama, greičiausiai aš ją priklijuosiu, kad nebūtų tarpo, nes vis tik tai nėra tikslus uždėjimas, taip pat kaip ir vėliau įklijuosiu ir variklį. Šitą detalės taip pat nusiema, jos užsikiša tiesiog kaiščių į viduje esantį plastikinį įvarę tokią. Tas galioja ir tam sparnai, bet čia jau nebe nusiemam. Ir tiek. Čia labai trumpai, ką aš nuveikiau su pačiu lėktuvu. Parodysiu, kad lygiai taip pat lengvai jisai ir susirenka. Reikia pataikyti variklio dalį. Variklis iššoka. Čia reikia pataikyti į tos plastikinės įvarės mūsų kylį ir paskui vairą, ir jis surinktas. Taigi, o dabar ką aš gavau? Tai aš gavau dekolės. Aš ją šiek tiek apžiūrėjau, tai yra Isradekal dekolės, jų laukiau ganėtinai ilgai, grubiai apie mėnesį. Užsakiau iš esmės šiek tiek po pradedant daryti lėktuvą. Taigi pirmą apžiūrėksime maskę. Čia yra iš esmės viena dalis, tai yra štai šio skorpiono ant kylio maskė, kuri leis mums nudažyti šitą skorpioną. Instrukcija yra duota labai paprasta, tai yra tik tais čia. Tai reiškia, ką mes padarom, kaip nudažom, kokias spalva netgi pasakyta, kas yra šiaip smagu ir kad atsargiai nuimam. Turime gauti maždaug tokį rezultatą. Tiesa ir dažymas bus labai pas mus panašus. Dabar kas ta maskė, kaip čia su kuo valgoma. Tai yra duotos abidvi pusės, veidrodinės be abejo. Kiek atidžiau žiūrint, matosi, kur yra išpjaudotas skorpionas. Dažymo variantai iš tikrųjų galimi keli. Galite užsiklijuoti skorpioną ir dažyti išorę prieš tai nudažius tą vietą, bet kadangi čia yra labai daug atskirų detalių, čia protingiau būtų užsiklijuoti būtent kylį patį ir nudažyti skorpioną. Na, bet čia tokie mini tipsai, kurie, manau, visiems aiškus. Toliau, kadangi mes darom vis tik į tokį dykumų kamufliažą, žydišką, tai mums reikėjo užsisakyti ir visas kitas žydiškas dekolės su žvaigždėm ir kitais dalykėliais, užrašais, kurie gal yra specifiniai. Bet čia mane šiek tiek nuvylė, kad čia instrukcijos jokios nėra. Aš iš esmės nežinau, kur ką klijuoti, čia yra tik tais vienas paveikslėlis mūsų būsimo dažymo ir viskas. Ir daugiau jokios instrukcijos čia nėra. Jie, manau, surasiu internete, nes numeracijos ant lipdukų tai yra. Kodėl jų nėra kažkur tais instrukcijoje, tai aš visiškai nesuprantu. Bet numeriai
jie tikrai yra. Tai va, čia greitai apžvelgus, kas mūsų laukia, turbūt vienas svarbiausių detalių yra čia iš tikrųjų. Sužymėjimas, tiesa įdomus dalykas nėra 9, na bet galima galbūt 6, nes ofertus bus tas pats. Toliau markiravimas yra duotas. Šiaip ta dalis tokia keistai, kad jinai duota, norėtųsi jos maskės bent jau man. O čia duota maskė erelių. Kažkokia galva, nežinau kaip čia su kuo dažosi, bet mes jos turbūt nepanaudos. Tai va taip labai trumpai apie gautus lipdukus. Naujas dekolės. Nesu niekart dirbęs su Isra dekoliam, tai bus įdomu pamatyti kaip jų kokybė, kaip jų storumas klijuojant. Na, bet kokiu atveju kažką mes išspręsim. Na, dabar prieinam prie pagrindinio klausimo, kurio gal visai norėsiu jūsų nuomonės, sakykim taip. Tai yra stikliukai. Dabar mes turime 2 variantus stikliukų. Vienas variantas tamsintas, kitas variantas viesus. Iš pirmo žvilgsnio man kaip ir norėtųsi iš karto dėti į tamsintą, nes jisai atrodo biškį realistiškiau ir tokį duoda, visai fainą toną. Tačiau tokiam dažymui man atrodo, kad stikliukas turi būti permatomas. Visiškai be jokio tinto, be jokio niaukimo, kaip čia pavadinti. Kita problema su stikliukais, kurią aš jums parodysiu, kaip išsisprendžiu, tai yra pakankamai bjauri ir už tai jį reiktų duoti per ausį, bet nepabėgsiu, kaip supratau. Tai dabar yra štai labai ryški linija per centrą. Jos čia būt neturi. Kas reiškia? Tai reiškia, mūsų lauks kitam epizode stikliukų poliravimas. Kaip nuimti štai šitą juostą. Yra man pasisekę ne kartą, yra pasisekę ir taip gerai, bet manau, čia bus viskas gerai. Tai va, klausimas auditorijai, ar tam dažymui dėt tamsintą stikliuką, ar vis tik dėt permatomą. Tai va tiek, šiandien labai trumpai apie progresą. Na ir sutiksime kitame epizode, kur poliruosim stikliuką.